Šiandien, birželio 19, ketvirtadienis. Kviečiame drauge pradėti dieną ir jau imti laukti ilgojo šventinio savaitgalio. O jeigu jau skubate į lauką arba galvojate, kokį rūbą šiandien pasirinkti, nes orai dažnai Lietuvoje permainingi, pranešiu informaciją apie orus. 5 val. Vilniuje, Utenoje buvo 6, Kaune, Panevėžyje 9, Klaipėdoje, Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Sinoptikai žada, kad šiandien visoje Lietuvoje nepastoviai debesuota, be lietaus, vėjas pietų 6–11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 21–26, Vilniuje apie 24, o pajūryje šiandien 21–23 laipsniai šilumos. Na, pasirodo, vasariški orai tikrai garantuoti šiandien, nereikia baimintis. O daugiau apie orus, jeigu liksite dar drauge, su Labų rytu išgirsite prieš 7. Skiltyje profesiją susipažinsite su balerinų kasdienybę. O mūsų studijoje viešėsintys vengrų šokėjai būtinai jūs užkrės smagią nuotaiką. Smagi ir naudinga dienos pradžia tik su Labų rytu. Labų ryto studijoje vieši gausus jaunimo liaudies šokių kolektyvas iš Vengrijos Gėlytė. O taip pat su jais kartu atvyko, žinoma, jų vadovas Indrė Ragonsa. Labas rytas. Labas rytas. Ir mums padės susikalbėti Estera Vince. Labas rytas. Labas rytas. Na, beje, turiu pasakyti, kad ponia Estera puikiai kalba lietuviškai. Ir, aišku, pirmiausia, norime ir sužinoti, iš kur išmokote lietuviškai. Žinokit, aš atvažiavau į Lietuvą pirmą kartą 92 metais į vasaros kursus į Vilniaus universitetą. O kaip sugalvojot būtent lietuvių kalbą mokytis? Aš rusų ir anglų filologiją studijavau universitete Budapešte, labai myliau kalbas ir girdėjau, kad Lietuvoje jau savo kalbą žmonės pradėjo dėstyti ir norėjau sužinoti, kaip lietuviai kalba lietuviškai. Tai turbūt lietuvių kalba pati sunkiausia buvo, ar ne? Išmokti. Nu, galima palyginti su kitom kalbom irgi, bet viena iš tikriausiai sunkiausių. Aišku. Na gerai, dabar pakalbėkime apie Gėlytę. Labai puošniai pasipuošę, tikrai Gėlytė šį rytą. Aš girdėjau, kad šis kolektyvas draugauja su ansambliu iš Grigiškių. Ar tai tiesa? Tai tiesa, paklausti vadovą? Taip, paklauskite vadovą. Kaip ta draugystė užsimezgė jų? Azt szeretnénk megkérdezni, hogy sikerült egymásra rátalálni a Grigiškész iskolára? Eszterrel voltunk egy évvel ezelőtt együtt egy másik tánccsoporttal egy helyi iskolába. Prieš metus iš Garušdo atvažiavo kitas ansamblis į Vengriją ir tada jie buvo pakviesti šokti, nes toj mokykloje buvo šokių ansamblis. Ott ismerkedtünk meg, és megbeszéltük, hogy lesz egy ilyen találkozás a Padukelis tánccsoporttal. Mes ten susitikom ir ponas Imre irgi pasakė, kad labai norėtų į Lietuvą atvažiuoti ir suorganizuoti tokius mainus, kultūrinius mainus ir tai aš jau seniai pažinojau Anicetą iš Grigiškių ir mes jau anksčiau svečiavomės Šviesos mokykloje. Parašiau Anicetai, jinai labai mielai sutiko ir direktorius iš Šviesos mokyklos irgi sutiko ir šitaip mes sugalvojom padaryti tą mainą ir dabar čia esam. Taip. O gali galbūt vadovas palyginti vengrų ir lietuvių liaudies šokius? Ar jie panašus? Össze tudná hasonlítani a magyar és a litván néptáncot, amit eddig látott belőle? Igen. Én úgy érzem, hogy mind a kettő nagyon lelkes, szívbéli. Taip, aš manau, kad ir lietuviai, ir vengrai iš tikrųjų iš širdies šoka. Energikus. Energingai šoka. Amit látok, hogy a tartás talán egy picit magasztosabb az övéké. Kiek aš supratau, gal laikysena visiškai kitokia, daugiau klasikiškai laiko žmonės šokant save. Tai vengrai laisvesni? A magyarok ezek szerint akkor lazábban táncolják? Igen. Galima taip pasakyti. És ami ugye általában a világban jellemző a körtánc, tehát náluk is van körtánc, nálunk is, és ez nagyon-nagyon szimpatikus, hogy ez egy ilyen összetartást ad. Ir mums labai patinka, kad ir jūs galit ratu šokti, ir pas mus irgi labai yra daug šokių ratų, ir tai laiko žmonės kartu, ir labai gerai jaučiamės, ypač kai kartu šokam ratų. Ami viszont nálunk majd lehet látni a csapásolás, ami egy jellemző a magyar néptáncban. Ezt nem nagyon láttam ott náluk. Bet jūs turėsit progą pamatyti, kaip mes šokam, ir jūs galite tada nuspręsti patys,
kaip skiriasi ir kaip panašus mūsų šokiai. Na tikrai mūsų žiūrovai galės tai padaryti, pamatys vėliau šokančius šį jaunimą. Bet norisi dar paklausti, pavyzdžiui, vadovai, ar jam sunku surinkti vaikus, vaikus jaunimą, nes kad šiuolaikinius šokius šoktų, tai čia aišku visiems suprantama, bet kad liaudies šokius mėgtų vaikai, kaip jis prisivilioja juos? Szeretném megkérdezni, hogy nehéz a gyerekeket ide vonzani a néptánchoz, mert tudjuk, hogy manapság inkább diszkokba járnak, modern táncot táncolnak. Mivel lehet őket a néptánc felé csalogatni? Annak köszönhető, hogy a gyerekek velünk táncolnak, hogy a községünkben hagyománya van, tehát a régebbi anyukák, apukák, dédnagymamák, dédnagymapák még mindig a mai napig őrzik a hagyományt, és ezért könnyű őket táncba vinni, amúgy nehéz lenne. Galima sakyti, kad pas mus ne taip jau sunku, mes ne iš Budapešto, iš Kerepes miestelio atvažiavom ir ten dar galima sakyti, kad yra tradicijos šokančių žmonių yra daug ir seneliai gali dar šokti ir tėvai gali šokti ir taip jų vaikus ne taip jau sunku privilioti prie šokių. Galbūt Budapeste sunkiau sekasi. És mivel az iskolában ez nálunk beépítettem van, tehát táncórában, ezért onnan könnyű is elhozni a gyerekeket a tánccsoportba. Mums dar sekasi dėl to, kad mokykloje irgi privaloma yra šokių pamoka ir jie ten gali pamilti šokius ir po to jau po mokyklos irgi ateiti ir šokti jau kolektyve. Na, o dabar galėsime tai ir pamatyti. Na, pasakykite, kad mes dabar toj dingsime iš studijos ir užleisime vietą šokiams. Köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor Mi is köszönjük, és egy ajándékot szeretnénk átadni tele szeretettel. Mes irgi labai dėkojam už pokalbį, norėtų mažo dovanėlį pateikti jums parašytą pilną su meilę. Ačiū.